Sausis. Naujus metus pasitikome naujais projektais. Pradėsime Gričiupio parko rekonstrukciją. Komandai patikėta įrengti infrastruktūrą beveik 3 hektarų plote esančiam parkui Kauno mieste. Vasaris. Mūsų komanda pradėjo dar vieną sinchronizacijos projektą – 330 kV mūšos skirstyklos statybas Joniškio rajone. Daugiau nei 3 hektarų plote statoma skirstykla reikšmingai prisidės prie šalies energetinės nepriklausomybės, užtikrins didesnius tarpsisteminius pralaidumus elektros rinkai su Švedija ir Latvija, padės integruoti naujus atsinaujinančios energetikos gamybos šaltinius. Užbaigėme dar vieną projektą Kauno mieste – skirstomojo punkto SP423 remonto darbus. Šis skirstomasis punktas užtikrina patikimą elektros energijos tiekimą net 6 Kauno technologijos universiteto fakultetams. Matome sumontuotą naują 10 kV skirstyklą, toliau sumontuotas naujas TSPI ryšių spintas, taip pat nuolatinės ir kintamos srovės skydus. Kovas. Po technologinės pertraukos statybos departamento komanda pradėjo darbus Neries krantinėje Vilniuje. Projekto B atkarpoje pabaigti likę darbai, įrengti pagrindai, sudėtos trinkelės, paklotas asfaltas ir sutvarkyta aplinka. Pasirašėme naują sutartį dėl paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimo ir statybos darbų Lubinų gatvėje Kaune, kur daugiau nei kilometro gatvės ilgyje numatyta įrengti paviršinių nuotekų tinklus visiems gatvėje esantiems vartotojams. Balandis. Balandžio 17 dieną minėjome energetikų dieną. Lietuvos energetikų garbės ženklas buvo įteiktas strateginių projektų vadovui Audriui Žičkui. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėka energetikos grupės vadovui Raimondui Kulevičiui. ESO padėkos įteiktos energetikos darbų vadovai Jolantai Markevičienei ir regiono vadovui Simonui Naujaliui. Taip pat pradėtas vykdyti Via Lietuva darnaus judumo projektas, įrenginėjami pėsčiųjų ir dviračių takai valstybinės reikšmės krašto kelio Vilnius-Polockas dalyje. Gegužė. Istorinis momentas. Nuo gegužės 2 dienos pradėtos demontuoti 84 elektros linijos Molodečnas Vilnius atramos, nukirpti laidai bei atjungta linijos įtampa. Gegužės 8-ąją paminėjome 36-ąjį Žilinskis Group gimtadienį. Atnaujinome mūsų Kauno ofisą. Intensyviai pradėti vykdyti Neries krantinės C atkarpos darbai. Įrenginėjami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, terasos, tvarkomi šlaitai. Dalyvavome ESO organizuojamose profesinio meistriškumo varžybose. Nors šiemet rungėsi ne tik rangovai, bet ir ESO brigados, Žilinskis ir Ko komanda, kurią atstovavo kolegos Evaldas Juzulėnas, Laurinas Čikota, Jonas Valantinavičius, pasirodė geriausiai iš visų rangovinių organizacijų ir užėmė 2 vietą. Didžiuojamės aukščiausio lygio komandos profesionalumu ir vienybe. Bendradarbiaudami su Kauno technologijų mokymo centru įgyvendinome tvarų projektą. Įrengėme naują būsimų elektrikų klasę. Birželis. Regiono vadovas Simonas Naujalis pristatė daugiau nei 2 metus vykdytą Gudžiūnų TP projektą. Čia matome 110 galios transformatorių, kuriam buvo atliktas pilnas kapitalinis remontas. Taip pat matome įrengtą 35 10 kV galios transformatorių, sumontuoti požeminiai nuotekų tinklai. Toliau matome ryšių bokštą, tai yra ypatingas statinys 29 metrų aukščio. Energetikos departamentas tęsė darbus sinchronizacijos projektuose. Svarbi žinia, į Neries TP atkeliavo 2 transformatorius. Liepa. Kartu iki pergalės. Mūsų komanda prisidėjo prie 3 paramos paketo Ukrainai. Jūsų rankomis demontuoti izoliatoriai išsiųsti ten, kur jų labiausiai reikia. Į Ukrainą, kur padės atstatyti šalies energetikos infrastruktūrą. Liepa mus palydėjo su trenksmu. Dėl praūžusios audros daugiau kaip 160 000 gyventojų liko be elektros. Komanda intensyviai dirbo, kad elektros tiekimas būtų atkurtas kuo greičiau. Rugpjūtis. Strateginiame 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius Neris projekte statybos darbai įsibėgėjo.
Pastatyta daugiau nei 150 atramų, įrenginėjami poliniai pamatai, surinkinėjamos metalinės konstrukcijos, kampinės bei tarpinės atramos. Rugsėjis. Rugsėjo 14 dieną Lietuvoje jau 25 kartą minėjome statybininkų dieną, pagerbiant šios profesijos atstovus. Kiekvieno iš jūsų indėlis yra svarbus ir labai vertinamas. Energingai sudalyvavome Lietuvos statybininkų asociacijos organizuotoje olimpiadoje, išbandę jėgas 3 rungtyse, vienoje iš jų užėmėme 3 vietą. O šventės metu kolegai Dovydui Šuliokui buvo įteikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėka. Pradėjome dar vieną bendrą kelionę. Kartu su visa Žilinskis Group bendruomenė palaikysime Vaidoto Žalos komandą Dakaro ralyje. Mus vieniančios vertybės – komandinis darbas, atkaklus ir nepalaužiamas tikslų siekimas. Dakaro starto laukiame jau netrukus. Bendradarbiaujant su mokymosi įstaigomis, statybos darbų vadovas Petras Maciulevičius Lietuvos inžinerijos kolegijos kelių inžinerijos studentus supažindino su Neries krantinės objekte vykstančiais bei įvykdytais darbais. Spalis. Komanda įgyvendino dar vieną projektą. Vilniaus centrinėje miesto dalyje pagerino elektros skirstomojo tinklo patikimumą bei jo kokybę, užtikrindami nepertraukiamą elektros tiekimą vartotojams, tarp jų ir LRT. Projekte pakeisti visi pasenę SP64 įrenginiai, suremontuota skirstomojo punkto patalpa. Kartu su vadovais leidomės į Švediją pasižiūrėti, kaip darbuojasi mūsų Žilinskis & Co. AB komanda. Vertinga pasimokyti iš savo pačių tarptautinės patirties. Jau 6 metus dirbame Skandinavijos rinkoje, kur kasdien susiduriame su unikaliomis kalnų, pelkių ir uolienų sąlygomis. Įprastus sprendimus čia adaptuojame naujomis priemonėmis. Pamatus atramoms neiškasame, o paruošiame sprogdindami, aplink vien tik uolos. KTU Wanted karjeros dienose kartu su Vaidotu Žala tikrinome studentų reakcijos laiką ir ne tik. Greičiau, gali geriau, tikrai. Mūsų strateginiai projektai iš arti. Vilnius Neris oro linijos statybos projekte darbai įsibėgėja. Intensyviai vyksta laidų tempimo darbai. Lapkritis. Dakaro ralis mūsų kieme. Vaidotas Žala ir jo Dakaro ralio sunkvežimis aplankė mus Kaune. Kelias į pergalę prasideda čia. Kartu su Lietuvos inžinerijos kolegijos elektros inžinerijos studentais apžiūrėjome komandos vykdomus ir jau į pabaigą einančius antrojo etapo darbus Neries TP. Šis objektas mūsų komandos stiprybės pavyzdys, nes jame darbavosi visi departamentai. Baigiami rengti pėsčiųjų ir dviračių takai valstybinės reikšmės krašto kelio Vilnius Polockas dalyje. Verslo žinių konferencijos Gazelė 2024 metu Žilinskis RE apdovanota kaip Tauragės apskrities sėkmingiausiai dirbanti ir sparčiausiai auganti bendrovė. 2025 metais mūsų laukia nemažiau svarbių darbų. Vykdysime teritorijos prie Jeruzalės tvenkinio ir Verkių dvaro sodybos sutvarkymo darbus. Kad gyventojai dar aktyviau naudotųsi gamtos prieglobsčių mieste, įrengsime taip trūkstamą parko infrastruktūrą. Takus, laiptus, terasas, žaidimų ir sporto aikšteles, fontaną bei visą parko apšvietimą. Vykdysime vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtros darbus. Virš 10 km tinklų paklosime Buivydžių bei Jonakalnio kaime Vilniaus rajone, kur darbus baigsime iki 2026 metų lapkričio mėnesio. O Birbynių Rybiškių sodų gatvėse Vilniaus mieste iki 2025 rugpjūčio paklosime virš 6 km tinklų. Tęsime ne tik pradėtus darbus, bet ir pradėsime naujus. Rekonstruosime Kartenos TP 110 kV skirstyklą. Bus įrengiami nauji skirstyklos statiniai, keičiama įranga, įrengiamas naujas valdymo pultas. Darbų pabaiga 2026 metų gruodis. Keisime galios transformatorius 35 kV Raudondvario TP. Darbus planuojama baigti iki 2026 metų rugpjūčio. Prijungsime naują klientą prie skirstomojo tinklo. Įrengsime 30 kV skirstomąjį punktą bei kabelinę liniją Nendriniškių kaime Marijampolės seniūnijoje. Darbus baigsime iki 2026 gegužės mėnesio.
Norime ištarti didelį ačiū visiems, kurie šiais metais buvo ir ėjo kartu su mumis. Lai ateinantis metai būna dar įdomesni, sėkmingesni ir produktyvesni.